Kągi. Labą dieną. Žvejyba baigta. Rimės pakeliui prie liepto. Kadangi kaip profesionalai, tai variklį paleidom. Variklis nereikalingas stipriem vyram. Kadangi ežerės rovės yra, neša daugiau link kranto. Va. Didžiausias laimikis žūklės. Nes du laimikiai buvo vienas ešerys ant voblerio ir vėžys maiše. Gal pakalbėkim, kas šiandieną pasiteisino, kas ne. Taip. Šiandieną Aš, kadangi daugiau nieko kito neturėjau, tai gaudžiau ant guminukų. Tačiau. Tai ir nepasiteisino. Tačiau, kaip ir matėme, mano oponentas turėjo visokių woblerių ir mūsų laimikiai mažai kur skiriasi. Aš vėžį ant maišo, pagalvau, dalinė ešerį ant ryškos woblerių. Kadangi nekibo ant paprastų. Ant natūralių spalvų neėmė niekas. Mes juos Įjautrinom su ryškiaus spalvų. Išprovokuotas ešerys puolė. Gal pats nesuprato ką, bet jis atakavo. Bet ten buvo vienintelis, ten buvo gal greičiausiai girtas grįždamas iš... Galvoju, o da, prikabinsiu alaus. Čia ne alaus, čia kabliukas. Čia kabliukas, prisikabino pats. Jis buvo įrijęs gerai, bet tikimės gyvens ir savo giminė. Na. Gal pabandom dar patikryti plūdurą. Vieną kitą. O gal ne? Toli. Na, kadangi šiaip kotai pasiteisinau. Kotai? Nelūžau. Nei vieno kotas nelūžo. Irklas, va. Ką apžvelkim, irklas nepasiteisina. Irklas turi minusų. Ne tą kampą turi. Jis va, jį nardina. Jis neria. Inercija jį nardina. Na, laidos pabaigai pakalbėkime apie toli gražu ne paskutinį žūklės reikalą, apie drabužius. Taip. Šiandien žvejybai rinkausi aliaus linijos pirktus gaminius ir pirktus ir jau, kaip matau, nešiotus užpatentuotus rūbus. Tai yra Crocs čebatai, labai minkšti, labai šilti, pirštinės su užsikišimu pirštams, va matot, 3 sekundės ir jau viskas su magnetukais. Ir Norfin žieminė striukė. Tai va. Ne karšta, bet ir ne šalta. Nes lauke nėra šalta iš tikrųjų. Nors kadangi jau ir kluoju ir man čia labai dar tokia vietukė atrodo porą užmetimų tinkama. Bet kadangi masalai tokia patys. Bet kadangi nieko daugiau neturiu ko išprovokuoti šis. Bet pats iššokęs. Nes mūsų jau laukia, nepamirškim, kad mes dar turim ir moteris. Jos jau laukia. Kiekvienos 5 minutės išdelstos, jas piktina. Todėl mes nestosim. Kuras į pabaigą? Laidos pabaigai ką? Laidos pabaigai norime pranešti, kad mes dar nebaigėme šitos rudeniniai žūklės. Taip. Ir vėl bandysim. Dar kol... Bandysiu įsigyti galbūt voblerį tą laiką. Išsidrožt gal. Jei nepavyks nusipirkti. Na, bet, aišku, geriau yra pirktas nei savas, kadangi prie savų gali būt prasipisi ilgai. Ir kažin ar jis plauks. Ir kažin ar jis pasiteisins. Na,
Tai kągi. Jau, tiesą sakant, į laidos pabaigą darosi ir šilta. Nes kol kas ir iki tol vairavo oponentas ir klavų. Kažkaip matom su ilga meškere ant liepto bando da pramušti ledus su Peikina. Nes krantai jo užšalę. Bandys matomai eit su žeminuke ant to pirmo ledo. Aišku, mes jums nepatarėm ant jo lipti. Kadangi nebent turit va tokius neskėstančius batus. Tai su jais galima eit vandeniu. Su jais eini beveik kaip Jėzus. Jei gerai greitai įsibėgi, tai net nelieti paviršiaus. Iš kranto į krantą pereini. 2 metrus, paskui palieti. Paskui palieti dugną. Dugną, bet puikiai tinka atsispyrimui nuo dugnų. Tad kas jau... Aišku, nebūt sustriukę tokia, nes neleis atsispirti nuo dugno. Tikrai nardins. Tačiau visiems pasiūlyčiau, kas jau esate pasiekę dugną, perkit tokius batus, jie padės atsispirti. Matom paukščiai. O, gaila neturim šaunamų arsenalų. Peikenų. Mestumėm iš peikenų. Būtų gerai neįmesti filmavimo kameros į vandenį. Manau, tai tiek taupyk juostą. Sekantys kartai bus gana gražesni.